Sveiki visi, šiandien ruošiuosi gaminti tyrų užkandžius, kuriuos labiausiai patogu valgyti žiūrint filmą. Du iš receptų bus itin paprasti, bet trečiasis šiek tiek sudėtingesnis. Taigi pradedame. O pirmasis užkandis yra svogūnų žiedai. Keista, kad mums reikės svogūnų, daug svogūnų, didžiausių svogūnų, kokius tik galite rasti. O dabar kiekvieną iš šių svogūnų supjaustykite 4 mm pločio žiedais. Ir iš šių žiedų išėmėme didžiausius ir tankiausius, kuriuos naudosime toliau. Šie ploni netinka. Aš atėmiau visus normalius žiedus ir dabar juos reikia marinuoti. Tam paimame 3 gilias lėkštes ir į vieną iš jų įmušame 3 vištų kiaušinius ir išmaišome. Į antrąją lėkštę pilame miltus, o į trečiąją dedame svogūnus. Dabar kiekvieną žiedą pirmiausia pamerkiame į miltus, o paskui panardiname į kiaušinį ir džiūvėsėlius. Ir vėl daroma taip pat, bet jau be miltų. Iš esmės žiedus galima gaminti ir kitaip, bet tai sudėtingiau, nes svogūną turime supjaustyti pusantro karto storesnį. Ir išrinkite tik pirmą ir trečiąją žiedą, nupjaukite porą sūrio gabalėlių, perpjaukite juos per pusę ir įdėkite į tuščius tarpus, kurie liko tarp žiedų. Ir turėsite šį žiedą su sūriu, jį kepama taip pat kaip ir ankstesnius, visi kiti žiedai paruošti kepti, bet kadangi neturime specialios keptuvės, ją pakeisime keptuvę su pusė litro aliejaus. Palaukime, kol aliejus įkais ir dėkite mūsų žiedus, beje, jei nesinori naudoti tiek daug aliejaus, galite įpilti tik 1 cm aliejaus ir kepti mūsų žiedus iš abiejų pusių 2 ar 3 minutės. Ir tada galite viską ištraukti. Bet tai prastiems žiedams, sūrio žiedus reikia laikyti ilgiau, taigi turime daug svogūnų žiedų, bet be padažo tai ne tas. Todėl dabar gaminame paprasčiausią saldžiarūgštį padažą. Puode ar kitame inde, kuriame visą tai virsime, įdedame 3 valgomuosius šaukštus acto ir 4 šaukšto cukraus. Viską užkaitiname ant mažiausios įmanomos ugnies ir laikome nuolat maišydami, kol cukrus ištirps. Kai tik bus panašus į skystą karamelę, įpilkite 3 valgomuosius šaukštus kečupo ir 3 šaukštus sojų padažo. Galiausiai viską išmaišykite, porą minučių pavirkite ir gausite šį blizgų saldžiarūgštį padažą ir jūsų juos svogūnų žiedai taps daug skanesni. Antrasis užkandis bus saldus ir jis gaminamas daug paprasčiau nei svogūnų žiedai, nes jam pagaminti imsime riešutus. Iš esmės galite naudoti bet kokius riešutus, bet aš naudosiu žemės riešutus, nes paprastai žemės riešutai parduodami skruzdinti. Todėl netidarius pakelio ar maišelio, pradedame juos malti rankose. Baigiame lupti tiesiog spausdami juos tarp piršto, kad viskas būtų patogiau, riešutus suberiame į dubinėlį. Dabar mums reikia pagaminti karamelę. Supilkite 3 puodelius cukraus ir įpilkite 3 valgomuosius šaukštus vandens. Puodą pastatyti nedidelės srovės ir įjungti maksimalią dujų srovę. Ir kaip su padažo atveju nuolat maišykite, kol cukrus ištirps ir kai tik karamelė pradės putuoti, tuoj pat suberkite riešutus. Ir visą tai nuolat maišydami, kol ant kiekvieno riešuto pradės kauptis cukraus kristalai. Jie turi apgaubti visus riešutus, todėl sumažinkite kaitrą iki mažos ir nuolat maišydami palaukite, kol cukrus pasidarys rudas. Ir tuomet jau bus pabaiga. Atvėsus tai bus puikūs riešutai žiūrint filmą. Pirma, jie yra trapūs, o ne tokie jau lipnūs. Antra, jie nėra tokie saldūs kaip pirktiniai parduotuvėje. Ir trečia, juos valgant nesitepa rankos. Ir paskutinis užkandis ilgiausias ir sunkiausias šiandienai yra jautienos krokitų receptas. Ir pirmiausia atliksime ilgiausią veiksmą, tai yra išvirsime mėsą. O kadangi tai jautiena, ją virti reikia ilgai, maždaug 2 valandas ant silpnos ugnies. O dabar šį gabalėlį reikia kuo smulkiau supjaustyti. Atidėkite mėsą į šalį, taip pat smulkiai supjaustykite svogūną, sudėkite į kaitintą keptuvę ir kepkite porą minučių, kol taps auksinės spalvos. Dabar liko tik pasigaminti padažą, tam į puodą įmetame gabalėlį sviesto ir įberiame miltų. Kai tik viskas tampa vientisa masė, supilame sultinį, likusi nuo mėsos virimo. Ir dar vienas ilgas etapas - išgarinti sultinį iki standaus koncentrato. Kai sultinio liks labai nedaug, į jį sudedame mėsą, išmaišome ir išgariname dar 5 minutės. Šiame etape aš įdėjau druskos ir pipirų, bet galbūt norėsite paieškoti ir pridėti kokių nors sudėtingesnių prieskonių. Pirmiausia, viską atvėsinkite iki kambario temperatūros, o po to ant 30 minučių dedame į šaldytuvą. Prie mėsos pridėkite tą pakepintą svogūną ir susmulkinkite keletą žolelių, pavyzdžiui, petražolių. Dabar viską sumaišykite, patepkite rankas aliejumi, suformuokite tokius rutulius ir dabar kiekvieną iš šių rutuliukų reikia apvolioti. Aš tai padariau 3 būdais. Pirmas tik džiūvėsėliai, antras miltai ir kiaušinis. Bet trečiasis yra toks pat kaip ir žiedams, tai yra miltai, kiaušinis ir džiūvėsėliai. O dabar įdedu po 5 kamuoliukus į keptuvę. Ši konkreti partija nepavyko, todėl visus likusius rutuliukus pakeičiau. Tiksliau pakeičiau pačią miltinukų masėje, papildydamas džiūvėsėliais. Ir dėl to likusios 2 partijos gavosi, o dabar kiek laiko jas reikia kepti. Viduje kroketų viskas yra paruošta, tai yra virta mėsa ir kepti svogūnai, todėl jos laikome keptuvėje tik 1,5 ar 2 minutės, kad džiūvėsėliai taptų traškus. Mūsų kroketai visiškai iškepę, štai taip jie atrodo iš vidaus. Velniškai sultingas mėsos daiktas. Ir tai turbūt pats skaniausias užkandis, kurį
šiandien gaminome. Ir patariu jums, jei ruošitės gaminti kroketus, darykite jų daug, nes nėra prasmės daryti 10 kamuoliukų ir gaišti jiems 3 valandas. Taigi, tai 3 užkandžiai filmo žiūrėjimui, kuriuos šiandien jums parodžiau. Jei jums patiko šis video, spauskite laikus, prenumeruokite kanalą. Tai viskas, ką turiu šiandienai. Iki pasimatymo.